Aš kaip ir minėjau, aš esu aktorius ir aš kartais gaunu garsinti filmukus, bet mano didžiausia svajonė yra įgarsinti 6 Šreko dalį, kuri išeis kitais metais. Tai aš nusinčiau castingo tiesiog teipą, savo mėgstamiausią sceną iš Šreko. Kur žinot, ta scena, kur princas žavusis ieško Šreko, atvaro į rūmus, o tenai sėdi Pinokis ir 3 paršeliai, ne? Ir atvaro princas žavusis ir sako: Pinokai, tu negali meluoti. Na pasakyk man, kur yra Šrekas ir Fiona? Tai kad aš nežinau, kur jo nėra. Na, Šrekas galbūt jau išvykęs, o galbūt jis čia, tai galbūt... Baik, liokis, tu negali meluoti. Na pasakyk man, kur yra Šrekas? Galbūt už jūrų marių, galbūt vis dar čia, galbūt galimai aš nenorėčiau. Ir aš taip, blet, pagalvoju, čia socialdemokratų partija. Į bet kokį klausimą atsakymas: na pasakyk man, kur yra kultūros ministras? Tai kad aš nežinau, kur jo nėra. O kurgi yra krašto apsaugos ministras? Na nežinau, galbūt tai galėtų būti Robertas Kaunas, nors jis neturi jokių kompetencijų. Ir tada paršelis tas nebeapsikentis: pakaks, šita vyriausybė neturi nei vieno kompetentingo žmogaus. Prieš 5 metus aš buvau pirmakursis ir aš norėjau darbintis į Kinį. Aš bandžiau darbintis į Kinį, salės darbuotojų. Ir manęs nepriėmė, nes aš neturėjau patirties ir kompetencijų dirbti Kinės salės darbuotojų. Bet aš galvoju, kad jeigu aš būčiau bandęs darbintis į ministro pirmininko postą arba į krašto apsaugos ministro postą, man būtų pasakę: ai, išmoksi, kam ta patirtis, kam tos kompetencijos, ne? Iš tikrųjų, kam tos blemba kompetencijos? Nes man atrodo, aš galėčiau būti geras kultūros ministras, nes aš esu buvęs spektaklyje. Tai jau daugiau negu Ignotas Adomavičius. Man atrodo, aš galėčiau būti geras krašto apsaugos ministras, nes aš esu žaidęs CS-ą. Ir gan nemažą patirtį tenai turiu, ne? Nes dabar Hebra uždarė sieną su Baltarusija dėl to, kad skrido balionai. Ar balionai sustoja pasienio patikroje? Balionai tokie, žinai, pydisiuką. Parleisi praskristi? Nežinau. Ne, ta prasme, jo, aš būčiau geras krašto apsaugos ministras, aš manau, išspręščiau kiekvieną problemą. Turim balionų problemą, tiesiog visi suvarom prie sienos. Migrantų krizė prie sienos, privarom prie sienos visi, štiš. Rusas bando pultą, ne? Prie sienos pastatom ženklą, kas užpuls Lietuvą, tas gėjus. Stovi rusas prie sienos, nesąmonė. Rusas gėjus bijo labiau negu bet kokios kariuomenės, bet kokių technologijų, iš tikrųjų. Jo. Pereikim prie humoro. Standartinė situacija. Grįžta vyras iš komandiruotės Niujorke, bet pasirodo, ten buvo ne komandiruotė, jį apgavo anonimas. Jo, čia apie Žemaitaitį. Senas reikalas, kad Žemaitaitis skrido į Niujorką, ne, kad jį apgavo, bet nėra tiek senas, nes jį atgavo vėl. Ir aš galvoju, ant kiek tu turi būti tūpas ir savim pasitikintis, kad galvotum, kad tave pakvietė Elonas Muskas į Niujorką. Aš esu aktorius. Čia tas pats, kas man Kventinas Tarantino parašytų: labas, mačiau tave Raganiukės teatro spektaklyje. Šuniukas Amsis. Gal norėtum pas mane atvažiuoti į Niujorką suvaidinti pagrindinį vaidmenį? Ir toks važiuojam, ne? Žiauriai savim pasitikintis bičias Žemaitaitis yra. Bet jo, užteks apie tos ministrus, užteks apie tos parlamentarus, kaip sako Ruginienė, leiskite jiems dirbti. Jo. Aš mėgstu alų. Man patinka alus, bet man labai užnisa mūsų visuomeniai, kad alus turi neigiamą konotaciją. Kodėl? Ta prasme, jeigu sėdi bomžas už šnapso bonką prie parduotuvės arba sėdi su alum, mes pamatom, sakom, blemba, Antanas geria. Viskas aišku. Bet jeigu tas bomžas sėdėtų ne su alum, o su vyno taure. Taip, suka ta taurė, suka, žinai, visi sakytų, ne, Antanas geria, sakytų, o, Antuanas negeria, o degustuoja.
Mąsto apie gyvenimo prasmę. Ir ta cigaretė jo ranko jau visai kitaip atrodytų. Jau visiems būtų nusišikti, kad čia ta pati cigaretė kontrabandė iš Baltarusijos. Net ten būtų škėmos ta cigaretė. Albero Camus cigaretė. Man dėl to ir užnisa, va, tokie standartai pas mus. Ne per seniausiai buvau pas draugelį, pjovė malką žiemai. Sako, atvaryk, pjausim pjūklai, žinai, medį, rastus. Atvažiuoju, galvoju, blemba, su treningais atvarau, galvoju, nupjausim tos rastus, visą smirdėsiu tepalais, benzinu, šūdais, ne, kaip tikras vyras. Ir atvažiuoju elektriniai pjūklai pas jį. Elektrinis pjūklas, ne benzininis. Vietoj ne, įsikišom į razetės. Elektriniai pjūklai yra gei. Ta prasme, net garsas paspaudė. Jo. Aš šiaip nieko prieš gėjus neturiu. Aš pats nesu gėjus, bet aš turiu Vintedą. Tai spręskit patys. Pakelkit rankas, kas turi Vintedą. Visi, kas turi Vintedą, pakelkit rankas. Merginos, nuleiskit rankas, vyrukai, laikykit. Tas jau tokia. Neturiu, čia ne mano. Kodėl turi Vintedą? Tu. Ne, tas plikas. Tas plikas su barzda, bet su akiniais. Tas žalias. Jo. Tas dešinesnis. Kodėl turi Vintedą? Jo, tu. Tau su pusė blogai. Iš mano perspektyvos. Ok. Nu, kodėl turi Vintedą? Perki parduodi. Čia žolė, koksą... Drabužį. O iš kur perki, ką perki? Iš Vintedo perki, Vintedą parduodi. Tarpininkas. Ok. Aš tai Vintedą turiu, nes mano sužadėtinė krūvą rūbų paėmė, kur pusė iš tų rūbų buvo fucking mano rūbai, kur jinai galvoja, kad jos, ir sako, išmesk. Nenešiosiu. Pasižiūriu, tas mano rūbas. Galvoju, ne, sakau, neišmesiu, geri rūbai, žinai, parduosiu per Vintedą. Pradėjau prekiauti jos rūbais, gerai pradėjo eiti, ir galvoju, parduosiu kažką savo. Nieks neperka. Ir man tada hitino, kodėl? Todėl, kad Vintede nėra nei vieno vyro išskyrus mane ir jį. Visi likę pasaulio žmonės, kurie Vinted naudojasi, yra moteris, tik mes du. Bet jisai bent jau skemina žmonės. O aš tenai ne dėl skemo esu. Aš nežinau, ta prasme, nieko vyriško ten neparduosi, nes ten nėra vyrų nei vieno. Jo. Mano draugė dirba seksšope, dirbo anksčiau. Ir, žinot, pas ją ten ateidavo žmonės, sakydavo, laba diena, man vieną seksą, ar ką jie ten perka, nežinau, nebuvau. Bet vienu žodžiu, pas ją ateidavo daug iškrypelių ir jis sako, aš pradėjau nešiotis dujų balionėlį, kad jeigu ką nupurkščiau. Sakau, žiūrėk, dujų balionėlis gal yra okei, bet tu paimk 2 guminius pimpalus, surišk juos ir pasidaryk nančiakus. Ta prasme, įsivaizduokit, ateina koks iškrypelis, laba diena, žinai, o ne tokia, ta prasme, kirstų vieną, prakirstų žandą, jeigu panaudoti yra, dar ir kraujo infekciją gautų jisai. Tikrai jį pamokytų, ne? O blogiausiu atveju, matai, kad pralaimi kovą, darai helikopter ir išskrendi tiesiog. Atsitraukimo planas, viskas yra apgalvota. Bet jo. Aš manau, kad merginos dažnai būna nenuoširdžios. Visos mergos, oi, ne. Ne, aš turiu galvoj tai, kad jūs visos turit kolegę darbe, kuri jums žiauriai nepatinka, bet jūs su ją labai gražiai elgėtės. Ane? Jūs grįžtat namo pas savo antrą pusę ir sakot, blemba, ta Inga iš buhalterijos. Nenormali kažkokia, dirbt nemoka, neįmanoma, debilė kažkokia, nedašunta, man reikia visus jos darbus pabaiginėti, nesąmonė kažkokia. O, skambina, suka. Alio. Labas, Inga. Labas, nu kaip tu, kaip Jonukas tavo, kiek jau 3 metukai. Gerai, Ingut, gerai, myliu, iki. Blet, kokia debilė, nekenčia. Ant tiek nenuširdų yra. Dar vienas nenuširdus dalykas, ką moteris daro, jūs meluojat, kad jums patinka protingi, o negražus. Čia yra melavimas. Jeigu pastatyčiau Bredą Pittą
ir tą bičią išmoksto sriubos. Kas jį pasirinktų? Blet, niekas. Ane? Aš ta prasme, aš bandžiau būti tas bičias išmoksto sriubos, aš bandžiau merginas kabinti ir sakyti, ei, ar žinojai, kad Kansaso mokslininkai išrado naują būdą gaminti raketinį kurą tavo garaže? Niekad nepaėjo šitą kortą. Spręskite pačios apie savo nuoširdumą. Bet aš iš tikrųjų, mes su sužadėtinė, kaip pasakyti, esame buvo aktoriai ir mes kartais negalim išeiti iš vaidmenų. Aš turėjau seksą su Kakė Makė, su Pepė Ilgakoinė, Bucket Liste dar yra Smalsutė Dora, bet mums patinka kartais roleplaying. Jinai būna Vilija Blinkevičiūtė, o aš būnu Lietuvos rinkėjai. Jinai man pažada, kad bus gerai, viskas bus gerai. Aš atsigulu į lovą, jau tikiuosi, ne? O jinai susirenka lagaminus ir blėti Briuselį išvažiuoja. Blemba, kaip nemėgstu tokių dalykų iš tikrųjų. Bet aš norėčiau būti geras tėvas su sužadėtine ir, ta prasme, susilaukti vaikų, kurie bus protingi, faini. Bet problema yra tame, kad aš esu žiauriai žioplas. Ir aš bijau, kad aš vieną dieną parvešiu namo tiesiog ne tą vaiką. Ir parvešiu namo ir jis sakys, kas čia, ble, kur mūsų vaikas, ką tu jam padarei? O aš sakysiu, a kuo blogas šis vaikas? Kodėl tu tokia išranki? Netinka, jei matai šitas vaikas. Eik tu šikt. Ane? Man patinka vaikų mąstymas. Aš kažkada mačiau, kaip vaiką pargriovė vokačio aviganis, pradėjo dulkinti jo koją. Ir tas vaikas sako, mane myli. Ir aš toks stoju, nėra taip, kad tu klysti. Iš tikrųjų, jo, yra vienas dalykas, kur visus vyrus jungia. Mes turim vieną vietą, kurią mes kasom ne šitaip, o va šitaip. Ne? Mes Kiaušai, kiaušai. Jo, kiaušai. Mes pradedam va šitai va užsukinėti, kaip veržlę, ne? Sukam, tada va tai va, biški pinčas, patrinam, pauostum ar nesmirda. Merginos, jeigu matot, kad vyrukas uosto savo pirštus, be jokios priežasties, nesisveikinkit geriau su juo, pamojuokit iš tolo, žinai, bet nespauskit rankos, neapsikabinėkit, nerekomenduoju iš tikrųjų. Gerai, šį kartą iš manęs tiek.